Labas visiems, su šventom kalėdom jūs visus brangiausiai mūsų žiūrovai. Iš tiesų tai yra toks stebuklingas metas, o stebuklai vyksta ir pas mus studijoje. Taip, nepatikėsit, bet pas mus atvyko Kalėdų senelis. Todėl aš labai nekantrauju su juo pasikalbėti. Labą dieną, Kalėdų seneli. Labas, Juditėlė. Tai kaip gyvenat? Tai kaip čia gyvensiu per šventės? Šventiškai, šventinė nuotaika. Kalėdos, o dar naujai metai artėja. Oi, tų darbų darbelių, bet užtat kokia džiugi nuotaika. Taip, tikrai. Tai Kalėdų seneli, kadangi jau jūs atėjot pas mus į studiją, aš noriu paklausti, o kaip jūs vaikystėje skaitėt knygas? Tai aišku, skaičiau. Ir dar tebeskaitau. Taip. Kągi Kalėdų senį veikti visą vasarą, kaip tu galvoji? Tai turbūt ilsėtis po darbų. Taip, o koks geriausias laisvalaikio to ilsėjimosi būdas? Miegoti? Na, tai čia tinginukai. O yra daug įdomesnių užsiėmimų, kaip ir ilsėtis ir dar gauti kažkokios naudos. Tai vat geriausias laisvalaikio praleidimo būdas, ne planšetėse, ne kompiuterį sėdėti, o skaityti knygas. Ir aš turiu vasarą daug laisvo laiko, to laisvalaikio. Dovanėlių nereik pakuoti dėti dovanas nešti vaikams, tai aš skaitau knygas. Ir matau, kad jūs čia turit kažkokią savo gal mėgstamiausią? Taip, čia viena iš mėgstamiausių, nes daug turiu mėgstamų knygų. O mano mėgstamos knygos, tos, kuriuose rašoma apie mane. Mėgstu tokias. Yragi daug pasako, ne, apie Kalėdų senelius. Ten net animaciniai filmai buvo, man rodos, Kalėdų senelis vasarą. Taip. Ne, va. O štai čia tokia knygelė, kur netgi pavadinime yra 200 senelių. Na čia, aišku, ne apie Kalėdų senelius turima omeny, bet šitoj knygoje yra daug pasakų apie žiemą. Tarp kitko, pagal daugelį tų pasakų net ir animaciniai filmukai yra. Pavyzdžiui, Bonifacijaus atostogos. Čia iš šitos knygos? Čia iš šitos knygos, čia yra Milošo Macauriko labai nuostabi knyga. Ir taip pat apie tą šaltuką, kur piešia spalvomis. Taip. O, taip. Ir viena pasaka yra apie mane dabar su pirštinėm taip greit nesurasti. Va, suradau. Va. Čia yra pasaka, kurios pagrindinis veikėjas yra Kalėdų senelis. O. Vau. O. Yra pasaka apie blogąjį žiurkėną Anatolį, kuris prarijo Kalėdų senelį. Suintrigavau. Taip. O, tai atsiverskit ir paskaitykit. Va. Tai va tiek apie mano knygą, tai gal šitą knygą galima į lentyną? Tai aišku. O, tai aš Mielai? Čia dar ar bus vietos, matau, Taip, čia knygelių tikrai. yra. Tikrai. Tai tas knygelės gal paimamo aš savo padėsiu. Va. O aš įdedu savo į lentyną, va. O tarp kitko, seneli, pas mus Laikysiu. kiekvieną mėnesį kas nors ateina į studiją ir išsirenka iš vaikų 3 knygų vieną ir ją pristato. Gal jūs norit pabandyti šiandien? Ar gerai supratau, man dabar reikia iš šitų 3 knygų, kurias pristatė vaikai, taip, išrinkti vieną. Taip. Žinai, Juditėlė, labai sudėtingas uždavinys Kalėdų seniui. Išrinkti geriausią. Na, kaipgi Kalėdų senelis gali išrinkti geriausią iš ko nors. Pavyzdžiui, geriausią vaiką iš vaikų. Lygiai taip pat geriausia knyga iš vaikų atsineštų knygų. Man visi vaikai yra geri. Na, kartais, aišku, nutinka visokių negerų dalykų, bet pasitaiso vaikai ir tikrai daugelis yra geri. Tai lygiai taip pat ir jų visos knygos man yra geros. Dėl to aš negaliu išrinkti geriausios. Ir noriu pasiūlyti tau kitą dalyką, ką galima veikti su knygomis. Taip, klausau. Knygas, žinokit, galima ne tik skaityti. Dabargi stebuklų burtų metas, o ne? Taip. To šventės didžiosios. O, ir dar naujų metų stebuklai laukia. Tai žinokit, pasiūlysiu, kaip knygas panaudoti tam laikotarpį, tai iš knygų galima labai smagiai išsiburti. Rimtai? Taip. Beveik kaip burtų knygos. Vat. Galiu pamokyti ir tave, gerai? Gerai.
tai pirmiausia reikia sugalvoti, ką nori išsiburti. Užduoti klausimą Taip, kažkokį? taip, o apie ką nori sužinoti? Na, kai būrėmės, ne, tai mes užduodam klausimą, ar būsiu laimingas kitais metais, ar ten veiksiu, ar eisiu į svečius, ar pakeliausiu, tai va. Sugalvoju. Taip, tai aš sugalvojau, aš noriu paklausti, kokių man draugų ir svečių laukti kitais metais? Aha, tai čia tavo klausimas ir dabar mes sužinosim atsakymą, jį išsibursim. Taip. Dabar tu užsimerk, tau nieko nereikia daryti. Gerai. Taip, užsimerk ir kada norėsi, pasakysi stop. Taip, Tai aš skaičiuosiu iki 3 ir tada stop. gerai. 1, 2, 3 ir stop. O, va, bursim iš šitos knygos. Gerai. Monstrapedija, kakės makės. Gerai. Kokių draugų ir svečių man laukti kitais Taip. metais? Tai dabar kitas etapas būrimosi. Aš paimu knygutę, taip jūs galite irgi namie burtis su draugu ar su broliu ir seseriu. Taip, paimu brolius knygą, jūs vėl užsimerkit. Taip. Užsimerkit tą. Brolis, o čia tai aš. O verčiu knygutę ir tu sakysi stop, gerai? 1, 2, 3 ir stop. O, va, čia iš šitų puslapio dabar, taip? Dabar aš vėsiu rankytę. O, kokį čia visai neblogų svečių čia, žiūrėk, matai. Čia visi? O, tai dar palauk, dar pasižiūrėsim, kokių konkrečių galima sužinoti. Aš rankelę vėsiu, o tu sakysi stop, vėl užsimerkiu. Aha. 1, 2, 3 ir stop. Aha, va. Gali sulaukti svečių didesnių už tėtį. O gali net ir vyresnių svečių gali sulaukti, va. Gal suaugusiai kokie ateis į tavo keistą lentyną. Va, didesnių už tėtį. Čia gera idėja. O įsibūrė, tai aišku, o ko čia tik tai vaikus klausinėtgi, tėveliai ir mamytės irgi kažką buvo vaikai. O ne? Taip. Skaitė knygas, pasikvies. Gal aš galėčiau irgi Kalėdų senelį pabandyti? Taip, gerai, Labai dabar norėčiau. tu išbursi man, gerai? Jo. Šiek tiek kitu būdu. Vat aš išsirenku konkrečią knygą, noriu įsiburti šitos. Taip. Čia nevykėlio dienoraštis. Na, man irgi kartais tinka, tai kartais būnu nevykusiai pusnį kokį įklimpstu. Ką man dabar daryti? Dabar versti nereikės, čia kitas būdas dabar būrimo. Aš iš karto pasakau skaičių, tai atversi tą puslapį. 170. Čia gal nėra tiek puslapių. Aha, pasižiūrėk tada. Yra. Yra Yra, žinot, čia kiek yra? Čia yra 217 puslapių. 217. Tai aš nuomonės nekeisiu, noriu 175 puslapį. Va. Aha. 100. Tuoj. O aš Taip. Klausimo gi neuždaviau. O klausimas skambėtų taip. Kasgi manęs laukia kitais metais, Kalėdų senio? Ko tikėtis Kalėdų senio iš naujų metų? O, 175 puslapis ten šitą pusę, va. Taip, Va, šitas ir šitą, yra. Gerai. Ir 5 sakinys nuo viršaus. Kalėdų senelė, Taip. jūsų kitais metais laukia investicijos. O tikrai, matot, investicijų, iš tikrųjų, investicijų laukia kiti metai. Tai žinokit, taip ir rogės truputėlį jau krepžda, reikia ratus keisti, taip skambaliukus elniam keisti. Teisingai investicijos. Matot, vaikai, kaip galima burtis knygomis. Labai linksma. Aš norėčiau dar senelį paskutinį burtą visų vaikų vardu. O, su vaikais, a? Taip, Gerai. kartu su vaikais mes norėtumėm paklausti, kokių nuotykių mums laukti kitais metais. Gerai. Tai dabar žiūrėk, kadangi šitą jau būrėmės Taip. man, šitą būrėmės tau, Taip. taip, tai dabar liko knyga, Olia, taip ir pataikyk. Žiūrėk, bursimės iš knygos Nuotykiai Gilių gatvėje. Gerai, Va. super. O, taip,
O, čia Tojaus knygelė. Atspėjau vaiko vardą? Taigi aš viską matau, viską žinau. Taip, bursimės iš šitos knygelės. Tai dabar, o kaip būrėme su vaikų pagalba, kai jie anapus ekrano? Mes kartu su jais skaičiuosime, gerai? 1, 2, 3 ir sakysime stop. O, tai tuo senuoju būdu, kai aš verčiu puslapius. Gerai? Taip, taip. Na, bandom. Tai gerai, vaikai, pasiruošiam. Ir 1, 2, 3 ir stop. Va, gerai. Taip, turim puslapį. Turim 2 puslapius. Taip, dabar iš kurio? Dabar vėl skaičiuokit. Pasiruošiam. Ir 1, 2, 3 ir stop. Iš šitą puslapį. Taip, čia yra, žinokit, komiksų knygelė. Taip. Tai jau taip nuo viršaus tų sakinių neatseksim, tai galim įsirinkti paveiksliuką komiksą. Skaičiuoju, kiek jų čia yra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 paveiksliukų. Tai dabar vėl... Skaičiuojam vėl. Skaičiuokit. Jo. Gerai. O aš Pasiruošiam. paveiksliukus rodžiu. Ir 1, 2, 3 ir stop. Aha. Va, paveiksliukas. Kuris? Kokie ginotikiai laukia. Pokšt. O, matai, kokia paslaptis. Čia galima traktuoti įvairiausiai, galima galvoti, gal ir apie nelaimės nuotykių metu, ne? Reiškia būti, saugotis reiktų, kad nebūtų pokšt. Galima taip mąstyti. O galima mąstyti taip, kad bus labai smagių nuotykių, kad pokšt nuotaika, ne? Tai va, tai laukia visiems pokšt. Atsargiai pūskit balionus, kad nebūtų pokšt. O ne? Va, dar tu pamąstyk, Juditėlė, ką reiškia tas pokšt? Tai gali būti ir tiesiog pokštai. Taip. Pokšt, o, pokšt, pokšt. Nuotykiai ir pokštai mūsų Teisingai, laukia. kaip sakoma, papokštaukim, papokštaukim. Papokštaukim. Pokšt, 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 papokštavau. Va. Tai va, kaip smagu įsiburti knygų pagalba. Galėsit ir jūs, vaikai. Ačiū Jums, Grąžinu Kalėdų knygas. seneli. Ačiū, kad užsukote į mūsų studiją. Man buvo labai smagu papokštaut. Taip, ir žinau, kad Jūs labai skubat. Tai taip, tai kai dar ne visos dovanėlės išdalintas. Gi dar kitos šventės, nauji metai artėjo, ne? Taip. Dar dalinu ir per naujus metus būna dovanėlių. Tai aš keliausiu. Gerai? Ačiū. Aš tik norėčiau Jums dar gal jau tą progą, kad čia mes susitikom palinkėti tų gražių švenčių ir gražių naujųjų metų. Ačiū. O tau dar gražesnių svečių. Ačiū. Iki gražių švenčių dar artėjančių. Vienas praėjo, kitas ateina. Oi, kiek dar lauks tų švenčių daug. Aš jau keliauju, badė man knygas. Ačiū. Keliausiu. O, Viskas gerai? Aha. Na va, Kalėdų senelis išėjo, o aš turiu dar vieną klausimą. Gal aš išsibursiu iš Kalėdų senelio knygos. Tiksliai. Taip, turiu dar vieną klausimą. Tai, o kas manęs laukia kitais metais? Kaip čia reikia? 1, 2, 3. Šitas. Manęs laukia baltosios meškos. Kaip čia suprasti? Gal aš dar pabandysiu. 1, 2, 3. Šitas. Nieko iš vis. Anekdotai. Anekdotus, va, žodis. Anekdotai manęs laukia. Žodžiu, kitais metais manęs laukia baltosios meškos ir anekdotai. Linksmi metai.